Tai interaktyvi vaizdo pamoka, skirta stiprinti jūsų gebėjimą aiškiai ir užtikrintai išreikšti savo novatoriškas idėjas kultūros ir kūrybos sektoriuose. Turėdami šį įgūdį galėsite savo mintis, patirtį, kultūrinį foną ir kūrybinį potencialą paversti gerai struktūrizuotomis idėjomis, kurias kiti galės suprasti, paremti ir bendradarbiauti. Tai yra būtinas žingsnis siekiant savarankiško darbo KKS, nes jūsų idėja tampa matoma, suprantama ir vertinga ne tik jums, bet ir klientams, partneriams bei potencialiems rėmėjams. Turėdami šios įgūdžius galėsite aiškiai ir paprastai apibūdinti savo idėją, kad kiti suprastų jos tikslą ir vertę. Nustatyti, kas daro jūsų idėją unikalią, novatorišką ar kultūriškai reikšmingą. Susieti savo asmeninę istoriją ar kultūrinį paveldą su savo kūrybinė koncepcija, parodydami autentiškumą. Pritaikyti savo pateiktą informaciją priklausomai nuo to, su kuo kalbate – klientų, investuotojų, partnerių. Pateikti trumpus struktūrizuotus pristatymus apie savo idėją – žodžiu, raštu ar vizualiai. Kviečiame pažiūrėti trumpą animuotą vaizdo įrašą, išmokti, kaip žingsnis po žingsnio išreikšti savo novatorišką idėją ir atlikti savikontrolės užduotį. Sveiki atvykę į šią mokymosi sesiją apie novatoriškų idėjų pateikimą kultūros ir kūrybos sektoriuose. Šioje trumpoje pamokoje išmoksite, kaip savo kūrybinės mintis paversti aiškiomis, įtikinamos ir įkvepiančiomis idėjomis, kurias kiti supranta ir remia. Tinkamas savo idėjos perteikimas yra pirmasis žingsnis siekiant ją paversti realia savarankiško darbo galimybę. Daugelis moterų turi idėjų, kurios lieka neišsakytos ar neaiškios ne todėl, kad jos yra silpnos, bet todėl, kad joms niekada nebuvo suteikta erdvė ar priemonės jas išreikšti. Šis užsiėmimas padės jums rasti savo žodžius, savo būdą paaiškinti savo idėją ir patikėti savimi, dalindamasi ją su kitais. Gebėjimas išreikšti savo novatorišką idėją reiškia daugiau nei tik apibūdinti tai, ką norite padaryti. Tai reiškia aiškiai komunikuoti, kokia yra jūsų idėja, kodėl jis svarbi, kas ją paverčia unikalia ir kaip jūsų kultūrinis pamatas ir kūrybinė patirtis suteikia jai vertę. Daug puikių idėjų niekada neįgyvendinama, nes jos lieka tik mūsų mintyse. Šis įgūdis padeda žengti pirmą žingsnį, paversti idėją matomą. Daugeliu atveju galimybės atsiranda ne todėl, kad kažkas turi geriausią idėją, bet todėl, kad gali ją pateikti aiškiai ir įtikinamai. Kai gerai išreiški savo idėją, tu ją padarai matomą. Kai ji matoma, kiti gali ją paremti. Tai ypač svarbu, kai pradedi naują gyvenimą kitoje šalyje, kur bendravimas vaidina svarbų vaidmenį integracijoje ir savarankiškoje veikloje. Pradėkime nuo pirmojo žingsnio. Nustatykite savo idėjos pagrindinę mintį. Užduokite savo keletą paprastų klausimų. Ką tiksliai noriu sukurti? Kodėl ši idėja man svarbi? Kokią problemą jis sprendžia? Kodėl ji reikšminga kultūros ar kūrybos sektoriuje? Pagrindinė mintis yra jūsų idėjos šerdis. Ji padeda išlaikyti dėmesį, netgi kai apibūdinate savo idėją žmonėms, kurie dar nesusipažinę su jūsų darbu. Pagrindinė idėjos mintis turi būti trumpa ir pakankamai paprasta, kad ją būtų galima paaiškinti vienu ar dviem sakiniais. Jei kas nors paklaustų, ką tu veiki, turėtumėte sugebėti atsakyti be dvejonių ir sumišimo. Aiškumas šiame etape padės orientuotis visuose tolimesniuose žingsniuose, nuo mokymosi iki planavimo ir idėjos pristatymo kitiems. Inovacijos kūrybinėme ir kultūrinėme sektoriuose dažnai atsiranda iš asmeninės patirties, kultūrinės tapatybės ar kūrybinės perspektyvos. Apsvarstykite, kuo jūsų idėja skiriasi nuo kitų, ar joje yra Ukrainos kultūros elementų, ar joje derinami tradiciniai įgūdžiai ir šiuolaikinės technologijos. Ar jie atitinka naują ar vis didėjantį bendruomenės poreikį? Unikalumas nebūtinai turi būti kažkas sudėtingo. Tai gali būti jūsų idėjos istorija, naudojama technologija ar tikslinė auditorija. Kultūros ir kūrybos sektoriuose žmonės dažnai ieško ryšio, grožio, prasmės, paguodos ar įkvėpimo. Kai paaiškinate, kaip jūsų idėja atitinka vieną iš šių poreikių, žmonės lengviau supranta jos tikslą. Jūsų asmeninė istorija čia gali būti privalumas, nes ji padeda kitiems pamatyti žmogiškąją jūsų idėjos pusę. Norėdami aiškiai išreikšti savo idėją, galite naudoti paprastą 4 dalių struktūrą. Tai padės jums lengviau paaiškinti savo koncepciją klientams, partneriams ar potencialiems rėmėjams. Štai struktūra. Mano idėja yra
Jis sprendžia problemą, mano unikalus indėlis yra, mano įkvėpimas kyla iš. Naudodami šią struktūrą galite pristatyti savo idėją per 1 minutę, tuo pačiu išlikdami pasitikintis ir profesionalūs. Ši 4 dalių struktūra padeda susisteminti mintis prieš pradedant kalbėti. Jis suteikia aiškią pradžią, vidurį ir pabaigą, todėl pristatydami savo idėją nesijausite pasimetę ar prislėgti. Paprasta struktūra ypač praverčia, kai jaudinatės arba kai turite paaiškinti savo idėją per ribotą laiką. Šią struktūrą galite praktikuoti, kartodami ją garsiai arba užrašydami keliais trumpais sakiniais. Kuo dažniau ją kartosite, tuo natūraliau jis skambės. Praktikuojantis, ši struktūra taps naudingų įrankių, leidžiančių pritaikyti savo žinutę prie įvairių situacijų, tuo pačiu išlaikant idėją aiškę, koncentruotą ir autentišką. Kūrybinės idėjos tampa efektyvesnės, kai jos susietos su realiais pasakojimais ar vaizdiniais pavyzdžiais. Žmonės geriau supranta jūsų idėją, kai gali ją pamatyti ar įsivaizduoti. Galite trumpai apibūdinti, kaip jums kilo idėja, momentą, kuris jūs įkvėpė, kultūrinį elementą, kurį norite pabrėžti, arba iššūkį, kurį norite spręsti. Pasakojimai padeda kitiems prisiminti jūs ir jūsų idėją. Trumpas pasakojimas ar pavyzdys padeda žmonėms emociškai susitapatinti su jūsų idėja. Tai parodo, kad jūsų koncepcija kyla iš realaus gyvenimo, tikrų patirčių ir tikrų motyvacijų. Net paprastas pasakojimas gali suteikti jūsų idėjai autentiškumo ir prasmės, ypač kultūros ir kūrybos sektoriuose. Jums nereikia ilgo ar dramatiško pasakojimo. Pakanka vieno aiškaus pavyzdžio ar akimirkos, kad kiti galėtų įsivaizduoti jūsų idėją ir suprasti, kodėl ji jums svarbi. Kai žmonės galės įsivaizduoti jūsų idėją, jie greičiausiai ją įsimins ir susidomės tuo, ką norite sukurti. Geriausias būdas ugdyti šį įgūdį – mokytis paaiškinti savo idėją per 1 minutę. Tai padės jums pasirengti susitikimams, tinklų kūrimui ir ypač verslo kontaktų užmezgimo seminarui, kuris vyks ukrainiečių moterų dienos renginio metu. Pradėkite nuo mažų žingsnių. Pratinkitės prieš veidrodį, įrašykite savo kalbą telefonu, paaiškinkite savo idėją draugui, išbandykite įvairias versijas, kol pasieksite natūralų rezultatą. Kiekvieną kartą jūsų pranešimas taps aiškesnis. Įvairiais būdais kartodami savo žinutę, jūs jausitės labiau pasitikinti savimi ir patogiai kalbėdami apie savo idėją. Tikslas – nebūti tobuliems, o išreikšti mintis aiškiai ir nuoširdžiai. Kiekvienas nedidelis praktikos žingsnis padeda sumažinti baimę ir laikui bėgant stiprina pasitikėjimą savimi. Kartodami savo žinutę, sužinosite, kurie žodžiai skamba natūraliai, o kurias dalis reikėtų supaprastinti. Toks pasiruošimas padės sumažinti stresą bendraujant ir susitikimuose, o šias akimirkas pavers galimybę pasidalinti tuo, kuo tikite. Praktikuojantis savo idėjos išreiškimas taps įgūdžiu, kurio galėsite pasikliauti daugelyje situacijų. Dabar atėjo laikas apmąstyti tai, ką išmokote. Pasirinkite variantą, kuris geriausiai apibūdina jūsų idėjos pagrindinę esmę. Pagalvokite apie žodžius, kurie jums atrodo natūralūs. Nėra vienintelio teisingo idėjos išraiškos būdo, yra tik jūsų būdas. Kitoje dalyje patikrinsite savo žinias atsakydami į trumpus klausimus, kurie padės jums dar giliau suprasti šį įgūdį. Skirdami akimirką apmąstymams galėsite susijęti išmoktą medžiagą su savo pačių idėjomis. Šis apmąstymas yra svarbus, nes leidžia įsisavinti tai, kas jums atrodo teisinga, o ne kopijuoti kito žmogaus idėjos išraiškos būdą. Jūsų žodžiai turėtų atspindėti jūsų asmenybę, vertybės ir kūrybinę kryptį. Pasinaudokite šią akimirką, kad pastebėtumėte, kas jums atrodo aišku, o kas vis dar kelia abejonių. Abu šie dalykai yra mokymosi proceso dalis. Toliau pateikiami klausimai nėra testas, o priemonė padėsianti jums geriau suprasti savo idėją ir įgyti pasitikėjimo ją išreikšti savo pačių balsu. Puikiai užbaigėte šią mokymosi sesiją. Patobulinę savo gebėjimą, aiškiai ir įtikinamai išreikšti savo idėją, žengėte svarbų žingsnį, kad savo kūrybiškumą paverstumėte realią galimybę kultūros ir kūrybos sektoriuose. Jūsų nuomonė, jūsų kultūra ir jūsų patirtis yra svarbios, o jūsų idėja yra verta pasidalinti. Dabar kviečiame jūs pasitikrinti savo žinias atsakant į pateiktus klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime.
Ši pamoka baigta. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite studijos programą, kad pagilintumėte savo pagrindinės kompetencijas reikalingas verslumui kūrybinėse pramonės šakose. Sėkmingai baigę mokymą gausite skaitmeninį ženklelį. Sėkmė KKS, aš galiu tai padaryti.